Sveiki malonūs klausytojai, jūs girdite radio laidą Amžinybės balsas. Prie mikrofono aš, laidos vedančioji Aistė Kairaitinė. Laidos pradžioje norime jūs pakviesti pasiklausyti pasakojimo apie unikalų dalyką. Pirmąjį nemokamą Amerikoje Satya Sai Sanjivani medicinos centrą. Sadguru Šri Madhusudanas Sai, vadovaujantis pasauliniai humanitariniai misijai 32 pasaulio šalyse, sako, kad nemokama sveikatos priežiūra, nemokamas išsilavinimas ir nemokamas maitinimas yra fundamentali kiekvieno žmogaus teisė ir šitie pamatiniai žmogaus poreikiai be jokių išlygų turėtų būti patenkinami kiekvienoje šalyje. O pagrindinė šio pasaulinio humanitarinio lyderio mintis yra vienas pasaulis, viena šeima. Kas mes esame? Mes esame viena pasaulio šeima. Ką mes darome? Mes tarnaujame vieni kitiems. Kaip mes tarnaujame? Su tyra, besąlygiška meile. Kada tai darome? Visą laiką. Naujoji paradigma sveikatos priežiūroje. Sadguru Šri Madhusudanui Sai vadovaujant, skurdžiausioje Jungtinių Amerikos valstijų Misisipės valstijoje, Clarksdale mieste 2023 m. lapkričio 6 d. oficialiai atidarytas Satya Sai Sanjivani medicinos ambulatorinis centras. Jis yra pirmasis toks Amerikoje. Kokybiška bendroji medicinos ir pediatrinė priežiūra bus teikiama visiškai nemokamai tiek neapdraustiems, tiek apdraustiems pacientams, kuriems reikia medicininės pagalbos. Taip pat planuojama pradėti teikti specializuotą ambulatorinę pagalbą, nes daugelis gydytojų pasisiūlė dirbti centre savanoriškai ir nemokamai. Sadguru prieš 4 metus Jungtinėse Amerikos valstijose Clarksdale atidarė nemokamą medicinos centrą, nes matė, kad sveikatos priežiūros paslaugų ypač reikia šalies visuomenės atstumtiems tos vietovės gyventojams. Sadguru toliau puoselėja universalų Sanatana Dharmos principą Vasudeiva Kutumbakam. Visas pasaulis yra viena šeima. Jis mano, kad teisė nemokamai gauti maistingo maisto, kokybišką sveikatos priežiūrą ir išsilavinimą – tai visų planetos žmonių prigimtinė teisė. Sai ligoninių ir medicinos centrų atsidaro visame pasaulyje – Indijoje, Fidžyje, Malaizijoje, Šri Lankoje, Nigerijoje ir kitur. Toks medicinos centras Clarksdale, Misisipės valstijoje, skurdžiausioje Jungtinių Amerikos valstijų valstijoje, buvo dar vienas žingsnis šia kryptimi. Trumpai tariant, Šri Madhusudanas Sai ir jo sekėjai daro tai, kas nepadaryta, tarnauja tiems, kuriems pagalba neteikiama, ir pasiekia tuos, kurių kiti nepasiekia. Ši misija prasidėjo 2011 metais po to, kai Šri Madhusudano Sai mokytojas Šri Satya Sai Baba paliko fizinį kūną. Sai Babos įkvėptas Šri Madhusudanas Sai, tuomet dar 30-metis jaunuolis, neturėdamas jokių išteklių išskyrus visišką tikėjimą savo mokytojo žodžiais, ėmėsi įgyvendinti šią milžinišką užduotį, nesavanaudiškai tarnauti vargšams ir nepasiturintiems. Kad bet koks nesavanaudiškas veiksmas būtų sėkmingas, į pagalbą ateina visa visata. Ta ir liudija visa tai, kas Sai misijoje įvyko per pastarąjį 10-metį. Vadovaujant Sadguru Šri Madhusudanui Sai, šiandien Indijoje veikia 5 pediatrinės kardiologijos ir 5 motinos ir vaiko ligoninės.
Be to, Indijos rytinėse valstijose vykdoma sveikatos priežiūros programa SciWheels – SCI ratai, kai gydytojai specialiai įrengtų medicininiu autobusu važiuoja pas pacientus į atokias kaimo vietovės. Taip pat aktyviai įgyvendinama nėščiųjų gimdyvių bei naujagimių priežiūrai skirta Dieviškoji motinos ir vaiko programa. Daugiau nei 25 000 vaikų laiku atlikus širdies operacijas ar intervencijas, jiems buvo dovanotas naujas gyvenimas. Užsienyje įsteigta vaikų kardiochirurgijos ligoninė Fidžyje, dializės centras Malaizijoje, vaikų kardiochirurgijos ir daugiaprofilinė ligoninė Šri Lankoje, 2 bendrosios paskirties ligoninės Nigerijoje ir medicinos centras Clarksdale, Misisipės valstijoje, Jungtinės Amerikos valstijose. Svarbiausia, kad visos paslaugos visose šiuose centruose žmonėms teikiamos visiškai nemokamai. Naujausia žinia – Indijoje, Mudenahalyje, atidarytas naujasis medicinos koledžas, kuriame medicinos mokslas studentams irgi teikiamas visiškai nemokamai. Būtent Šri Madhusudanui Sai paraginus, socialiniu ir ekonominiu požiūriu atsilikusiame Clarksdale įsikūrė bendrovė People Shores parama žmonėms, kuri jaunuolius, dauguma jų afroamerikiečiai, ne tik moko informacinių technologijų, bet ir suranda jiems darbą, taip ne vienai šeimai padėdama pakilti iš skurdo. Prieš 4 metus šios bendrovės suteiktose nemokamose patalpose pradėjo veikti Satya Sai Sanjeevani medicinos centras. Iš pradžių pacientai nelabai norėjo kreiptis pagalbos į šį centrą. Kaip pasakojo iš šio krašto kilęs Izaokas Taigretas, garsiojo kavinių tinklo Hard Rock Cafe įkūrėjas, citata, ar kas nors kada nors yra girdėjęs apie nemokamą kokybišką medicininę priežiūrą Jungtinės Amerikos valstijose. Be to, čia dirbančios vyresnės indų kilmės gydytojos, dėvinčios kabutėse užuolaidas, tai yra sarius. Vietos gyventojams atrodė gana svetimos, citatos pabaiga. Tačiau gydytojos su meile širdyje ir svetingomis šypsenomis kantriai laukė pacientų. Viena gydytoja kas savaitę atvažiuodavo į ligoninę, kad galėtų dirbti šį nemokamą darbą, Dievo darbą, nors kelionė į vieną pusę jai trukdavo 4,5 valandos. Pacientai pradėjo plūsti vienas po kito, o pasklidus žiniai apie kompetentingą, atjaučiančią ir nemokamą sveikatos priežiūrą žmonių vis daugėjo. Pacientų skaičiui augant, medicinos centras pradėjo teikti nemokamo pavežimo paslaugas, nes daugelis pacientų neturėdavo kuo ir kaip atvykti. Pacientų vis daugėjo, tad medicinos centrui prireikė daugiau patalpų. Šiaurės vakarų Misisipės regioninės medicinos centras maloniai sutiko padėti ir suteikė patalpas Sanjeevani klinikai, kur dabar yra teikiamos nemokamos ambulatorinės paslaugos. Po iškilmingo šios klinikos atidarymo vyko viešas renginys. Saulėtoje lauko aikštelėje susirinko vietos bendruomenės vadovai, pastorius, Šiaurės vakarų ligoninės atstovai, Sanjeevani kliniką globojančio Dieviškosios valios fondo darbuotojai, gydytojai, slaugytojos, pacientai, vietiniai gyventojai, sveikatos departamento atstovas, Šri Madhusudano Sai palyda ir sekėjai. Renginyje vyravo draugiškumas ir gera valia. Clarksdale meras pasakė jaudinančią, dėkingumo kupiną kalbą ir pasirašė namaste. Išvertus iš sanskrito kalbos, kas reiškia Dievas manyje sveikina Dievą tavyje. Izaokui Taigretui tai buvo ypač įsimintina akimirka. Jis prisipažino širdyje esąs afroamerikietis, nes jį augino auklės afroamerikietės, kurių meilės jis nepamiršta iki šiol.
Prieš daugiau nei 30 mečius jis pardavė savo hard rock kavinių tinklą ir visas gautas lėšas paaukojo savo mokytojui Šri Satya Sai Babai, kad padėtų jam įsteigti aukščiausios specializacijos ligoninę, tą didžiąją gydymo šventovę, kurioje neišrašomos jokios sąskaitos ir nėra jokių kasų. Putaparčio kaimelyje pietų Indijoje ji jau daug metų tarnauja milijonams žmonių. Atrodė, kad geroji karma apsukusi ratu dabar grįžta. Tas pats gerumas dabar grįžo pas jį į jo brangią valstiją, kad padėtų jo mylimoms afroamerikiečių šeimoms. O šiai misijai vadovauja jo mokytojo mokinys Sadguru Šrimadu Sudanasai. Dievas tikrai šypsojosi, nes po mėlynu dangumi susirinkę paprasti žmonės po kiekvieno vilties kupino pranešimo šaukė amen, džiaugdamiesi dėl visų atsiveriančių galimybių, kurias suteikia nemokamas medicinos centras. Šiais sunkiais laikais tokios naujienos gali būti laikomos tikrų stebuklu. Tegul tokių Clarksdale'ų atsiranda dar daugiau. Jūs girdėjote pasakojimą apie pirmojo nemokamo Amerikoje Satya Sai Sanjeevani medicinos centro atidarimą skurdžiausioje JAV Misisipės valstijoje Clarksdale'o mieste. Mieli klausytojai, dabar kviečiame pasiklausyti telugų eilių, kurias atliks Bhagavanas Šri Satya Sai Baba. Šio eilėraščio prasmė yra tokia. Visais laikais ir visose vietose jie, atma, siela, egzistuoja. Kodėl ta atma nėra matoma? Sakykite žmonės, jei mes tiesiog norime gauti sviesto, kuris yra piene, ar galime jį tiesiog gauti? O palaimintieji. Šiame eilėraštyje Svamis labai subtiliai pasako, kad jei norime matyti atmą, sielą, turime įdėti pastangų. Panašiai kaip tik išplakę pieną išgauname sviestą, lygiai taip pat reikia atlikti sadaną, dvasinės pratybas, kad pamatytume visą persmelkiančią atmą, sielą arba dieviškąją sąmonę. सर्वत्र बर्वियुम्मा सर्ववेळेल सर्वत्र बर्वियुम्मा आत्मा
కనిపించదేలకు అందు జనులు ఆత్మ కనిపించదేలకు అందు జనులు పాలయందున్న వెన్నను కోరినంత పొందగలుగుదురా సర్వులు ఆనందమొప్ప సర్వవేళల సర్వత్ర బర్వియున్న సర్వవేళల సర్వత్ర బర్వియున్న ఆత్మ కనిపించదేలకు అందు జనులు ఆత్మ కనిపించదేలకు అందు జనులు పాలయందున్న వెన్నను కోరినంత పొందగలుగునుగా సర్వులు ఆనందమొప్ప సర్వవేళల సర్వత్ర బర్వియున్న సర్వవేళల సర్వత్ర బర్వియున్న ఆత్మ కనిపించదేలకు అందు జనులు ఆత్మ కనిపించదేలకు అందు జనులు పాలయందున్న వెన్నను కోరినంత పొందగలుగునుగా సర్వులు ఆనందమొప్ప
కనిపించదేలకు అందు జనులు ఆత్మ కనిపించదేలకు అందు జనులు పాలయందున్న వెన్నను కోరినంత పొందగలుగునురా సర్వులు ఆనందము Ką tik nuskambėjo paties Bhagavano Šri Satyos Sai Babos atliekamos telugų eilės, kurias vėliau pasaulinio garso muzikantai sujungė su muzika. O dabar kviečiame pasiklausyti, ką apie vidinę žmogaus transformaciją kalba Sadguru Šri Madhusudana Sai. Tai neišvaistytume nė akimirkos. Pasibaigus paskutiniai programai važiavome atgal į Londoną kartu su daktaru Grįšu Malhotra, kuris priėmė Svami savo nuostabiuose namuose pavadintuose Anugraham malonė. Veždamas Svami atgal 3 ar 4 valandas trukusios kelionės metu, jis turėjo retą progą užduoti Svami klausimų. Ne kasdien pasitaiko proga pabendrauti su jūsų automobilyje įkalintų Dievu ir gauti atsakymus į viso gyvenimo klausimus. Jis vis uždavinėjo klausimus, o Svamis kantriai juos atsakinėjo. Kelionės metu tai truko daugiau nei 2 valandas. Iš Svami išgirdęs tiek daug jis meldė: Svami, prašau, pasirūpink, kad neišvaistyčiau šios progos. Tai, kad būnu su tavimi, gaunu atsakymus į visus savo klausimus ir galiu išsklaidyti visas savo abejones. Padeda man dvasiškai augti. Dabar esu geresnis nei prieš 3 ar 4 metus, tad prašau, neleisk man išvaistyti šios galimybės. Svami atsakymas buvo labai gilus. Pirmą kartą išgirdau jį kam nors tai sakant. Jis pasakė: jei tik atsimintum viską, ką tau teko patirti ankstesnių gyvenimo metu, kad šiandien galėtum čia su manimi būti, tai nešvaistytum nė akimirkos. Tiesa ta, kad mes visi pamiršome viską, ką padarėme, kad būtume su Svamiu, ir viską, ką Svamis padarė, kad išlaikytų mus su savimi. Stengiasi abi pusės ir galbūt Svamis stengiasi labiau nei mes. Jis yra tarsi motina katė, kuri vis parsiveda nepaklusniai bėgiojančius savo kačiukus atgal pas save. Taip Svamis stengiasi, kad visus mūsų kviestų čia. Žinoma, tai sujaudino daktarą Malhotrą ir jis pasakė: taip, Svami, net jei neatsimenu, žinau, jog tiek daug padarai, kad priartintum mane prie savęs. Padarytum mane tuo, kuo esu šiandien. Aš už tai tau dėkingas. Ši mintis giliai įsirėžė mano širdyje, nes meilės, malonės ir atjautos kiekis, kuriuo Svamis diena iš dienos mus apipila, visai nepailsdamas, yra proto nesuvokiamas. Jis retai mums atskleidžia tai, ką veikė užkulisiuose. Karts nuo karto sužinome apie keletą tokių dalykų ir tai mus pribloškia. Tačiau tikriausiai egzistuoja tūkstančiai kitų dalykų, kuriuos jis nuolatos dėl mūsų daro, apie kuriuos nieko nežinome ir apie kuriuos jis mums nieko nepasakoja. Jis visuomet sako, žmogui būdinga kalbėti daugiau ir padaryti mažiau, o Dievui būdinga daryti daugiau ir kalbėti mažiau.
todėl jis niekuomet daug nekalba apie tai, ką daro. Tačiau jis ir toliau visą laiką tai daro. Tapk manimi. Jis dažnai man sako, tapk manimi, tapk manimi, tapk manimi. Įsitikinau, kad tapti juo nėra lengva. Tai visai nelengva. Pasakiau Svamiui, vadovaudomėsi tavo mokymu, mes padarome tiek daug gerų dalykų, tiek daug teisingų dalykų. Tad kodėl susidurime su tiek daug sunkumų? Kodėl kyla visos tos kliūtis ir priešprieša? Jis atsakė, kad aš sakiau, kad pasiekti gerus dalykus bus lengva. Niekuomet tau nežadėjau, kad bus lengva. Tačiau vis tiek privalai tai daryti. Transformacijai reikalauja pastangų. Išsivaduoti iš šio aš, jau vien tai yra milžiniška užduotis. Manau, kad būtent to jis ir ragina siekti. Mes pasitenkiname gerai jausdamiesi, kad Svamį vis tiek galime kokiu nors būdu patirti, nors jo ir nėra su mumis fiziškai. Galime gauti jo pamokymų ir galime būti jo draugijoje. Bet tai tik pradžia. Turime siekti aukštesnio tikslo. Tapti nesavanaudžiais kaip Dadičis, kuris pasiaukojo, kad laimėtų devos. Tai nebus įmanoma, jei giliai nesuvoksime savo tikrosios prigimties. Kol nepatikėsime, kad esame kur kas didesni, nei manom esą, tikslą pasiekti bus sunku. Mes esame dieviškoji atma. Ir būtent tai Svamis ragina mus suvokti. Pastaruoju metu jis nušviečia tai visai aiškiau, ypač išrinktųjų žmonių grupiai. Ir parodo, kad mums jau atėjo laikas pakilti iš šio lygmens. Taip, mes paaugome ir jau nebesame tokie, kaip kitos būtybės žemėje, pripildančios savo pilvus ir laikančios save žmonėmis, mąstančiais apie Dievą. Tačiau jis nori, kad iš ten mes šokteltume į kitą egzistencijos lygmenį, aiškiai suvokdami, jog aš neegzistuoja. Nėra aš, yra tik Sai, o tai bus neįmanoma, jei savo sadanoje neįdėsime daug pastangų ir neatsikratysime šių prisirišimų, kurios patys susikūrėme. Jis vis kartoja, man reikia nesavanaudžių žmonių, kurie šios misijos metu stovėtų šalia manęs ir kurie yra pasirengę atsisakyti savojo aš, kad padėtų kitiems ir tarnautų žmonijai. Šiuo metu tai yra jo dėmesio centre. Jis ieško tokių žmonių. Jūs ką tik girdėjote, ką apie vidinę žmogaus transformaciją kalba Šri Madhusudanas Sai.
Girdėjote muzikinį kūrinį, kuris yra Sanatana Vani radijo transliuojamo iš Mudenahalio šaukinys. Sanatana Vani lietuviškai reiškia amžinybės balsas. Brangus klausytojai, primename, kad jei norite geriau susipažinti su Bhagavano Šri Satyos Sai Babos mokymu, galite apsilankyti mūsų interneto svetainėje, kurios adresą rasite šios radio laidos apraše. Šioje svetainėje jūs rasite daug naudingos informacijos apie žmogaus dvasinę transformaciją, o taip pat apie mūsų leidyklos išleistas knygas. Jūs klausėtės kompozitoriaus ir atlikėjo Jeruma instrumentinio kūrinio. Dabar prašome pasiklausyti tęsinio iš knygos Dvasingumas 101, kurią parašė Šri Madhusudanas Sai.
4 klausimas. Ar galiu perplaukti samsaros žemiškojo gyvenimo vandenyną vien tikėdamas tuo, ką sako guru? Atsakymas. Viena jaunutė melžėja savo guru atnešdavo pieno iš kito upės kranto. Kiekvieną rytą ji atplaukdavo valtimi ir pieną aukodavo guru, kuris jį naudodavo savo kasdieninėms apeigoms. Kartą naktį smarkiai lijo, tad upė labai patvino ir valtininkas tą rytą laiku neatplaukė. Jaunoji melžėja jo laukė ir pavėlavo į apeigas. Guru nusiminė, kad melžėja netvyko laiku. Jis jai pasakė, jei tik būtum tikrai tikėjusi Dievu ir norėjusi nuoširdžiai tarnauti, tai užuot laukusi valties būtum galėjusi eiti vandeniu, kartodama jo vardą. Guru žodžiai giliai įstrigo jos širdyje. Kitą dieną, kai valtininkas vėl nepasirodė, jau užsimerkė ir kartodama savo mylimiausios dievybės vardą, Om Namah Šivaja, ėmė eiti vandeniu ir pasiekė kitą krantą. Kai ji atėjo, guru nustebo, kad nepaisant stiprių liūčių ir potvinių, ji atvyko laiku. Jis jos paklausė, kaip čia atsitiko, kad šiandien pasirodė laiku, nors valtininkas dar netvyko. Ji atsakė, vakar tu man sakei, kad jei tikrai tikėčiau, galėčiau eiti vandeniu. Taigi šiandien, kad galėčiau čia patekti, aš ėjau vandeniu. Tas guru, taip kalbėjęs apie tikėjimą, pats netikėjo. Jis paklausė, apie ką tu kalbi, ar tu išprotėjai, argi kas nors gali vaikščioti vandeniu? Ji atsakė, aš kartojau Om Namah Šivaja ir ėjau vandeniu, tai tiesa. Pažiūrėkime, ar galėsi ir grįžti atgal vandeniu, metė iššūkį guru ir kartu su ja nuėjo prie upės. Melžėja labai džiaugsmingai kartodama Om Namah Šivaja žengė vandeniu ir perėjo į kitą krantą. Guru pamanė, kad galbūt ir jis galėtų padaryti tą patį, todėl sukalbėjo Om Namah Šivaja ir kilstelėję savo dotį, kojas dengianti rūbą, kad šis nesušlaptų, žengė pirmyn. Jau kitą akimirką jis paniro po vandeniu. Jei būtų tikėjęs, kad nenuskęs, jis išvis nebūtų kėlęs savo dočio. Jei jis būtų ėjęs vandeniu, argi jo dotis būtų sušlapęs. Paaiškėjo, kad guru netikėjo, o mokiniai tikėjo. Tiesa yra tiesa, nesvarbu, kieno lūpomis ji sakoma. Kai pats guru jums sako, kad esate dieviškumo įsikūnijimas, verčiau tuo tikėkite. Tiesiog kartokite savo. Aš esu dieviškas, aš esu dieviškas, aš esu dieviškas, aš esu dieviškas, aš esu dieviškas. Kartokite šią tiesą tol, kol pamiršite iki šiol išmoktą netiesą. Matote, jums visiems labai pasisekė, nes dabar yra tas, kuris jums gali pasakyti šią tiesą. Ar jie tikėsite ir vadovausitės ar ne, priklauso nuo jūsų. Antrasis skyrius – mokinys ir guru. 5 klausimas. Kas yra visiškas tikėjimas? Šrada. Atsakymas. Šri Adi Šankaračarja šradą arba nuoširdų tikėjimą apibrėžia taip. Citatos pradžia. Visiškai ir tvirtai tikėti šventraščiais, kurie moko tiesos, ir savo guru žodžiais, yra tikroji šrada arba visiškas tikėjimas. Tai būtina kiekvienam, norinčiam pažinti galutinę tiesą apie savastį. Tikėjimas arba yra, arba jo nėra. Nėra tokio dalyko kaip pusė ar ketvirtis tikėjimo. Tikėjimas turi būti arba visiškas, arba jo nėra visai. Jis arba 100%, arba nulinis. Galutinis tikėjimas – tai tikėjimas savo dieviškumu. To moko šventraščiai ir skelbia guru. Kai žmogus ima visiškai tikėti savo dieviškumu,
Jis atsikrato visų baimių, kylančių dėl klaidingo susitapatinimo su savoju kūno proto kompleksu. Šis tikrasis tikėjimas pašalina visas baimes ir žmogų išlaisvina. Toks bebaimis tikėjimas yra būtina dvasinio gyvenimo sąlyga. Šeštasis klausimas. Jei mokytojas, dvasinis vadovas, nustoja kalbėti ir pasitraukia į tylą, maunam, kaip vėliau atvykę nauji mokiniai ar sekėjai gali išmokti to, ko jis moko? Atsakymas. Šventraščiuose minimi 4 bendravimo būdai. Žemiausias būdas yra vaikhari, šnekamoji kalba. Tai bendrauja dauguma žmonių. Kitas būdas yra madhyama, kai bendraujama prote per mintis, kaip telepatijos atveju. Dar kitas lygis yra pašjenti, kai bendravimas vyksta per vizijas ir protas būna labai sutelktas. Aukščiausia bendravimo forma yra para. Šis būdas laikomas aukščiausiu, nes žinantysis, žinios ir pats žinojimas tampa viena. Žmogus žino, nes susijungia su absoliučia visuotinė sąmonė, kuri žino viską. Guru mokinius gali mokyti įvairiais būdais. Bendravimas, kalba, vaikhari yra tik vienas iš jų. Šri Adi Šankaracharya savo kūrinyje apie guru Dakšinamurtį sako, kad jaunasis guru moko per tylą ir senųjų mokinių abejonės išsisklaido. Tačiau gebėjimas mokytis priklauso ir nuo žmogaus troškimo sužinoti tiesą, o tai suteikia teisę ją pažinti. Ekalavja išmoko šaudyti iš lanko, nors ir negavo tiesioginių nurodymų iš guru. Panašiai ir tikrasis ieškotojas ras būdų mokytis iš guru, net jei šis nieko nekalbės, o guru net ir būdamas tyloje ras būdą mokyti savo mokinį. Be to, mokinių širdyse pasėtos žinių sėklos išaugs į išminties medžius, kurie subrandins daugiau sėklų, ir taip dvasinė išmintis amžinai gyvuos per jos vertus mokinius. Jūs girdėjote ištrauką iš knygos Dvasingumas 101, kurią parašė Šri Madhusudanas Sai.
Jūs girdėjote kompozitoriaus ir atlikėjo Andrėjas Follenweider grojančio arfą muzikinį kūrinį Pasaulis smėlio grūdelio viduje. Brangus klausytojai, dabar kviečiame jūs pasiklausyti ištraukos iš knygos Saibaba kalba vakarams, kurios autorius yra Stefan von Stepski Doliva. Šią knygą autorius parašė girdėdamas Satjos Saibabos balsą kaip savo vidinį balsą. Sausio 7. Nėra neįveikiamų sunkumų, yra vien klaidingos nuostatos. Tai liudija tas, kad aš neturiu problemų, kurių negalėčiau išspręsti. Aš esu Dievas ir tai žinau. Tu taip pat Dievas, tačiau to nežinai. Čia ir yra skirtumas, lemiantis tai, kad tu susiduri su sunkumais. Užmegzk ryšį su Dievu. Skirk man visą, kad ir ką darytum. Aukok man tai, tardama šiuos žodžius. Viešpatie, aukoju tau šiuos savo veiksmus, važiavimą automobiliu, buto tvarkymą, mokymąsi, valgymą ir kitą. Tai, kas aukojama, esi tu, Viešpatie. Tas, kuris aukoja, esi irgi tu, Viešpatie. Tai aukojama tavo vardu, Viešpatie, šventajai ugniai, kuri irgi esi tu, Viešpatie. Tik tas tave pasiekia, Viešpatie, kas yra vienybėje
su tavimi. Aš esu visa persmelkianti kosmoso sąmonė, pasireiškianti per visas gyvas būtybės, kai jos įkvepia ir iškvepia. Amen. Pasikliauk manimi, melsk mano pagalbos ir pamatysi, visa susitvarkys. Visa, ko tau reikia, tai tikėjimas ir kantrybė. Tikėjimas, kad aš tau tikrai padėsiu. Kantrybė, kad gebėtum laukti tinkamos akimirkos, kurios reikia tam, kad žemėje viskas vyktų sklandžiai. Sausio 8. Santuoka yra šventa institucija, kuri moko atverti širdį, puoselėti meilę ir aukotis. Šiais laikais daugelyje šalių vyraujanti nuostata, neva patirtis įgyjama, turint daug partnerių, yra labai klaidinga. Žmonės nėra bandomieji triušiai, beje, tokiais neturėtų būti ir gyvūnai. Šiandien mokoma ir mokomasi ne to, kaip išsaugoti šeimą, o kaip jos išvengti. Daugelis šiame kali amžiuje užmezga nesuskaičiuojama daugybė santykių, tačiau ką tai lemia? Yrančias santuokas. Kad santuokinis gyvenimas vyktų sklandžiai, nebūtina turėti daug partnerių. Tereikia tvirtai ir aiškiai įsisąmoninti vertybes, telkiant dėmesį ne į save, o į kitą žmogų ir paklausti savęs, ko jam reikia, kas jam teikia laimę, ką turėčiau padaryti, kad jį suprasčiau. Sudėtingi ir slegiantys jūsų santykiai nereiškia, kad santuoka, kaip kartais tvirtinama, yra mirusi. Tai veikiau rodo, jog esate taip susipainioję savo ego, kad kitam žmogui jūsų širdyje paprasčiausiai nelieka vietos. Sausio 9. Dažnai jūsų mityba yra netaisyklinga. Viena vertus mitybai jūs teikiate per daug reikšmės, kita vertus per menkai vertinate ją. Jūs mėgstate gerai ir gausiai valgyti. Daugelio ligų ištinkančių kaskart vis daugiau žmonių priežastis – netaisyklinga mityba. Jos kyla dėl to, kad per daug valgote. Be to dar ir tai, ko valgyti nederėtų. Kaip įmanydamas, venk žuvies ir mėsos. Valgyk saikingai, valgyk neskubėdamas. Prieš pradėdamas valgyti, paaukok maistą Dievui. Jis tavo maistą palaimins, įvairiopai stiprindamas jo poveikį. Užuot mąstęs apie gausų ir įvairų valgį, verčiau išsiaiškink, kokios energijos iš jo pasisemsi. Dabar jūs labai nerimaujate dėl toksinų ir sunkiųjų metalų. Žinoma, tai problema, tai akivaizdžiai paliudija, kokią žalą gamtai daro žmogus. Tačiau dar svarbiau nei tie nuodai yra energijos, kurias tu gauni per maistą iš kitų žmonių. Visi daržovių pardavėjo, kepėjo ar restorano virėjo jausmai per valgį patenka į tavo vidų. Todėl gamindamas maistą ar jį valgydamas pagalvok apie šiuos dalykus. Dažnas jūsų dabar yra atpratęs sodinti daržoves ir pats gaminti valgį, juolab jei valgote valgyklose. Tokiais atvejais prieš valgį 3 kartus sugiedok Gayatri mantrą. Ji išsklaidys neigiamą energiją ir palaimins tavo maistą.
Jūs girdėjote ištrauką iš knygos Sai Baba kalba vakarams, kurios autorius yra Stefan von Stepski Doliva. Jie kalbėjo tyliai, žmonių ir angelų kalbom. Švelniau už tylą skambėjo jie širdies dainom. Keliavo slėniais šviesiausiom pilnatim. O mano meilė, tu juk su manim. Mūsų radio laidą Amžinybės balsas užbaigsime giesme Om Namo. Dainuoja Purnamasi Jogamaja. Jie kalbėjo tyliai, žmonių ir angelų kalbom. Švelniau už tylą. Skambėjo jie širdies dainom. Keliavo slėniais, šviesiausiom pilnatim. O mano